Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 valandą popiet, tradiciškai renkamės į seminarą, 183 seminaras iš eilės. Ir paskutinis šiais metais, kitais metais vėl susimatysime. Ir apžvelgiame, kas vis tik tai čia nutiko ir kas vyksta. Žvelgiant į praėjusius metus, po truputį atsiranda papildoma informacija apie vis tik tai rezultatus ir analitikų prognozes apie tai, ko tikimasi ir ko norima matyti ateityje. Tai rekomendacijos pirkti ir parduoti vertybinius popierius, bent jau Jungtinėse Amerikos valstijose, S&P 500 pasirinkimuose yra tokios, kad vyrauja, sakykime, pirkimo rekomendacijos. Tai yra nuo 47%, kur yra vartojimo prekės, iki 64%, kur yra energetika. Pardavimo nuotaikos yra daug mažesnės ir praktiškai svyruoja 3-7% rekomendacijų lygmenyje. Tai yra ganėtinai mažas rodiklis ir iš tiesų daugiausiai teigiamų rekomendacijų yra sekančiais metais skirtingai nuo šių. Yra energetika, yra komunikacijos sektorius, yra sveikatos apsauga, informacinės technologijos ir vartojimo prekės, kurios nėra būtinos, sakykime. Tai tokių rekomendacijomis mes pasitinkame 2024 metus. Žalios spalvos yra daug, geltonos spalvos, kur laikyti investicijas, tai jeigu jūs turime, yra taip pat daug ir vos tik tai maždaug 5-4% lygyje yra pardavimo rekomendacijos, kas yra paklaidos normos. Kas liečia pirkimo rekomendacijas, tai pirkimų rekomendacijų per paskutinius 2 metus, per metus, sakykime, 1,5 metų, palaipsniui mažėja, kas yra normalu, nes akcijų kainos šiandien dienai yra rekordinėse aukštumose. Ir šiandien dienai apie 55%, tai yra daugiau negu kas antra rekomendacija iš analitikų, yra pirkti vertybinius popierius įvairiose situacijose. Baimės indeksas metų pabaigoje 12,4. Iš tiesų labai žemas lygis ir per paskutinės 52 savaitės žemiausias lygis, tai yra per metus, buvo 11,8, aukščiausias 30,8. Tai rodo, kad esame labai arti rekordinių žemumų. Gerai tai ar blogai? Iš esmės tai yra gerai, jeigu investuotojai nieko nebijo ir džiaugiasi situacija, kurią turi, yra viskas tvarkoje. Šiek tiek baugina, kad to optimizmo yra tiek daug, galbūt kažko neįvertinam arba per daug džiaugiamės to, ką turime, bet kokiu atveju tai yra geros naujienos, kurios tikrai rinkos, sakyčiau, tikrai negadina. Dabar, kas liečia pelnus, kuriuos mes fiksavome 2023 metais ir per paskutinį dešimtmetį, žvelgiant nuo 2013 metų. Tai augimas yra sulėtėjęs, čia yra 2023 metų preliminarūs duomenys, tai yra mėlynas grafikas yra pelnų augimas bendrai paėmus S&P 500 įmonių. Ir pardavimai yra žalias grafikas, kur pardavimai augo tik 2,3%. Tai tas augimas nėra labai didelis, tiksliau labai mažas, netgi sakyčiau. Aišku, buvo disbalansai 20 metais pandemija, po to sekantis atsigavimas 21 metais, 22 metų stagnacija ir 23 metų stagnacija. Kas suoponuoja, kad 2 metus iš eilės turint mažus augimus, labai tikėtina, kad galima persversti į aukštesnį lygį ir turėti geresnius rezultatus. Tai 24 metais matysime, kokie bus rezultatai, bet startas į 24 metus, manau, kad nėra tikrai blogas. Kas dar? Pelnų augimai 23 metais, kur jie buvo dideli ir kur jie buvo maži. Tai natūralu tai, kas uždirbinėjo labai stipriai pandemijos metu, karo metu, tai yra sveikatos apsauga,
žaliavos, energetika 23 metais atsidūrė grafiko pabaigoje ir čia buvo reikšmingi susitraukimai, tai yra pelnai nedidėjo, o sumažėjo nuo penktadalio iki trečdalio. Na ir didžiausi augimai pelnų buvo vartojimo prekių, vėl komunikacijos sektorius, pramonė ir finansų sektorius. Tai va šitie sektoriai iš tiesų sulaukė didžiausio dėmesio ir judėjimas buvo į priekį. Tai žvelgiant į metus, iš tikrųjų mes matome tikrai puikius rezultatus. Kas liečia indeksus, net visai galbūt ir pamiršome, bet pavyzdžiui, indeksas S&P 500 šiais metais augo gerokai daugiau negu 20% ir ypatingai paskutinėmis dienomis. Ir šiandien dienai galime konstatuoti, kad esame rekordinėse aukštumose, priartėjome be 4800 punktų. Pauzė, kuri buvo 22 metais, tai yra karo pradžia, visiškai ištrinta, grįžome atgal ir 23 metais pajudėjome iš tiesų ganėtinai stipriai į priekį. Kelią šiek tiek sutrumpino arba apkartino Izraelio užpuolimas iš Hamas pusės. Tai va čia mes matome šį prakritimą, bet jeigu žiūrėtume investuotojai, kurie pradėjo investuoti periodiškai, ypatingai periodiškai 2020 metų ir per tuos 3 metus investavo toliau, tiksliau per 4 metus, tai 20, 21, 22 ir 23, praktiškai beveik padvigubino savo lėšas atėję į rinką. Ir pirmosios investicijos šiandien dienai yra vertos dvigubai per paskutinius 4 metus. Tai rezultatai tikrai nėra kažkokie tai labai ignoruojami, kuriuos galėtume pasakyti, kad čia nieko nenutiko ir taip toliau. Didžiuliai pokyčiai per paskutinius kelius metus ir didžiuliai pokyčiai per paskutinius metus, kai vėlgi grąža siekia 20+%. Jeigu žiūrėtume kitus indeksus, tai labai stipriai pasistumėjo Nasdaq indeksas, kuris atspindi technologinės kompanijas. Ir per paskutinius metus Nasdaq indeksas pakilo praktiškai nuo 11 tūkstančių iki beveik 17 tūkstančių punktų. Augimas žvėriškai didelis ir kiekvienas pakritimas buvo išnaudojamas nusipirkti akcijų. Tai nupirkti papildomus kiekius. Jeigu pasižiūrėtume į Europą, kurią atspindi Vokietijos indeksas, pagrindinis Vokietijos indeksas DAX 40, tai nuo pandemijos jisai taip pat beveik padvigubėjo ir buvo dideli svyravimai, bet šiuo metu metus baigė rekordinėse aukštumose. Tai vėlgi, investuotojams nėra gera žinia, kai startinė pozicija yra rekordinėse aukštumose, dėl to, kad gali būti įvairių pokyčių ir pelnų fiksavimo ir panašių dalykų, bet kai žiūri savo nukeliautą kelionę, matai, kad čia irgi prieaugis praktiškai nuo 14 tūkstančių iki 17 tūkstančių, tai yra panašiai apie 20%. Ir šie metai iš tiesų, galima sakyti, buvo labai dėkingi, tame tarpe ir Compensos Life fondų, populiariausių fondų rezultatai iš tiesų buvo labai geri. Tai kaip vėliau matysite, tiek JAV 30%, Europa 30%, obligacijos apie 5% ir panašiai. Taip pat įvyko skirtingi pokyčiai obligacijų rinkoje. Šiuo metu pajamingumai krenta žemyn, visi tikisi palūkanų mažinimų, Jungtinės Amerikos valstijos 10 metų skolinasi už 3,8%, Didžioji Britanija 3,5%, Vokietija 2% nesiekė ir panašiai. Netgi, sakykime, didžiausias skolininkas Italija šiandien dienai skolinasi 10 metų už 3,5% metinio pajamingumo. Kas liečia tikėjimą dėl artimiausių metų, tai daug kas tikisi jau su 80 kelių procentų tikimybė, kad iš tiesų palūkanos kris. Ir pirmas paukštis, kuris tai parodytų, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos. Šiuo metu lygis siekia 5,5% bazinė palūkanų norma, 72% arba 73 beveik procentai jau kovo mėnesį, tai yra antras susitikimas Centrinio banko
sekančiais mėnesiais prognozuoja, kad bus sumažinimas bent 0,25%. Ir 14% tikisi, kad tai gali būti netgi 0,5% sumažinimas ir palūkanos tokiu atveju mažėtų. Jeigu Jungtinės Amerikos valstijos pradės mažinti palūkanų normas, paprastai ECB arba Europos centrinis bankas vėluoja apie pusmetį, labai tikėtina, kad šiais metais elgsis, 24 metais jau elgsis šiek tiek agresyviau ir taip pat galime sulaukti palūkanų normų mažėjimo. Jeigu pasižiūrėtume, ką JAV prognozuoja arba ateities sandoriai prognozuoja metų pabaigai, tai didžiausia tikimybė, kad palūkanos gali kristi iki 4 arba net 3,7%. Ir tokia tikimybė yra matuojama daugiau negu 70%. Tai panašu į tai, kad matysime virš procento palūkanų sumažėjimą, kas reiškia, kad žmonės turės daugiau pinigų, kas reiškia, kad ta pati nekilnojamo turto rinka galėtų atsigauti. Kita naujiena šiais metais tai yra toliau stiprėja euras. Euras pasiekė šią savaitę 1,11 dolerio už 1 eurą. Ir tai daugiau geriau yra gera naujiena mums dėl to, kad mes importuojame kaip Lietuva visas žaliavas doleriais. Ir euro stiprėjimas reiškia, kad mes galime jų nupirkti pigiau ir kainos yra gerokai žemesnės. Tai netgi kaip pavyzdys, pabrangusi nafta mums nedaro tokio didelio įspūdžio, nes euras sustiprėjo prieš dolerį. Kas liečia dujas, kai rašiau šios slaidus arba šias skaidres, dujos kainavo 35 eurai už megavatą, tai šiuo metu, kai mes kalbame, yra 33 eurai už megavatą, gerokai dar pigiau. Panašu į tai, kad žiema artėja lik savo vidurio, dujų saugyklos yra pilnos, poreikio dujų yra ne tiek daug, kiek galbūt buvo galima tikėtis. Na ir iš tiesų tai duoda pagrindinius tokius pagrindus, kad kitais metais mes turėsime stabilią energetikos kainą, kas reiškia, kad įmonių pelnai gali didėti atlyginimai, gali didėti žmonių išlaidos. Nafta, kaip ir minėjau, šiek tiek pabrango. Pabrangimo priežastis yra labai aiški, tai yra, turbūt vertėtų pasakyti, terorizmas Raudonoje jūroje, kur yra užpuolami laivai. Stengiamasi trukdyti prekybos kelius. Laivai, konteineriniai, tankeriai priversti plaukti aplink Afriką, iš Azijos į Europą. Pridedama apie pusę mėnesio kelionės, kas natūraliai prideda ir papildomų kaštų. Bet dramatiškos reakcijos naftos kainoje kol kas tikrai nėra. 80 dolerių už barelį, manau, kad yra labai normali kaina. Na ir kas džiugina, tai yra vario kaina pradėjo judėti link 4 dolerių už svarą. Ir tai, ko gero, rodo prekybinį aktyvumą. Tai yra susiję su tuo, kad kinai pradėjo kalbėti su Europa ir Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Užsakymai, ko gero, stabilizuojasi ir tai rodo vario kainą. Daug mes apie varį kalbėjome šios metus ir praeitus metus. Ir pirmą kartą labai aiškiai matosi tendencija, kuri formavosi šių metų pabaigoje, tai yra lapkričio mėnesį, gruodžio mėnesį ir tikėtina, kad kaina judės į viršų dėl to, kad kitais metais yra prognozuojama, kad poreikis vario išaugs iki 3% globaliu masteliu, kas reiškia, kad ekonominis aktyvumas didės. Ir aukso kaina iš tiesų stebinančiai šovė į viršų. Pagrindinis paaiškinimas yra tas, kad obligacijoms prarandant savo paimingumą, brangstant, saugumą vertinantys investuotojai labiau kreipiasi į auksą. Ir aukso kaina artėja prie pasiekė rekordinės aukštumas, gerina rekordinius lygius, artėja link 2100 dolerių už trojos unciją. Tai rodo, kad keičiamos turto klasės, saugumą mėgstantis investuotojai pereina į
tradiciškai laikoma saugų, bet mano akimis spekuliatyvų instrumentą auksą. Tai pokyčiai čia taip pat dramatiški, nes dar rugsėjo mėnesį auksas kainavo beveik 1800, dabar turime 2100 ir vos per trumpą kelių mėnesių laikotarpį tas šuolis buvo išties reikšmingas. Na ir mūsų fondai, kaip mes uždarome metus, tai metų pokytis obligacijose, kaip ir buvo galima tikėtis, kad brangstant obligacijoms, mažinant pajamingumą, pokytis bus reikšmingas, tai žemos rizikos fondai šiais metais davė nuo 4 iki beveik 6% grąžos. Vidutinė rizika čia šlubavo, sakykime, algoritminė prekyba, nes pajamingumas yra vos 2%, draudėsi fondai. Evli Optimal Allocation fondas davė beveik 10% grąžos, gerokai daugiau negu dvigubai ilgamečio savo vidurkį. Tai čia turėtų sekančiais metais, aš manau, susitvarkyti viskas ir populiariausias fondas Global AMI turėtų grįžti prie savo ilgalaikių vidurkių, tuo labiau, kad mažėjant rizikoms vis daugiau fondai turėtų būti užkrauti rizikingesniais instrumentais, tai yra akcijomis. Na ir metiniai skaičiai, kas liečia rizikingiausius fondus, tai kaip ir minėjau, kas džiugina, tai yra Europos fondai. Avrono 32%, Evli fondo 15%, na ir vienas populiaresnių fondų Jungtinių Amerikos valstijos atspindintis BNP Paribas US Growth fondas šiais metais vėlgi dvigubai viršijo ilgametį savo vidurkį, uždirbdamas 32,5%, kas šiek tiek stebina ir tas augimas susidarė praktiškai paskutiniais mėnesiais rinkoms šuoliuojant į priekį. Tai tokius turime rezultatus, viskas, kas susijęs su Azija, yra daugiau mažiau neigiamai, tai labiausiai susitraukimo patyrė Azija be Japonijos ir besivystančių šalių fondas, kuris išliko raudonoje zonoje ir nepademonstravo kažkokių tai gerų rezultatų. Šiaip bendrai paėmus fondų vidutinė grąža atrodo neblogai, jeigu skaičiuotume, kad populiariausias fondas yra vis tik tai Jungtinės Amerikos valstijos, kurios iš esmės ir atspindi finansų sektorių pilna apimtimi. Sekantis susitikimas jau kitais metais, sausio 4 dieną 24 metų, 4 valandą popiet, ir tai bus 184 susitikimas iš eilės. Per naujus metus sunku tikėtis, kad kažkas labai dramatiškai pasikeis, bet matysime, prasidės naujas sezonas, nauji metai, pradėsime vertinti viską vėl iš naujo ir linkėjimai sutikti gražiai šventes. Apsilankykite mūsų puslapyje, lankykite Facebook, YouTube kanalus, padėkite like, jeigu patinka apžvalgos, ir tai skatina jas daryti jau 183 kartus iš eilės. Dabar laikas klausimams, stabdome įrašą.